Gerbiamas pirmininkė, kolegos, norėjau tarti keletą žodžių dėl iniciatyvos Judus jaunimas. Labai gražus tikslas šios iniciatyvos, nes per judumą bus siekiama gerinti jaunimo švietimą bei mokymą ir palengvinti jaunimo perėjimą nuo mokslo prie darbo rinkos. Taip pat čia aktualu šiandien jauniems žmonėms, kurie yra viena iš skaudžiausiai nuo pasaulinės finansų krizės nukentėjusių socialinių grupių. Jaunimui turi būti padedama įsitraukti į darbo rinką, kad jie galėtų užsitikrinti ateitį, taip pat prisidėti prie ekonomikos augimo ir klestėjimo. Jauniems žmonėms turi būti sudaromas galimybės plėsti kompetenciją, gebėjimus ir žinias, kurias galėtų ateityje panaudoti, kad aktyviai prisidėtų prie mūsų ES augimo ir tvarios ateities. Manau, kad labai svarbu ir nemažiau svarbu užtikrinti, kad gaunamas išsilavinimas atitiktų darbo rinkos poreikius. Taip pat, kad Europos jaunimui ir ateityje nebūtų mažinamas galimybės tobulėti ir prisidėti prie ES klestėjimo. Yra tam tikrų problemų, kurias iššaukia judumas. Jauni žmonės įgyja išsilavinimą kitoje valstybėje narėje, dažniausiai lieka joje gyventi bei dirbti. Todėl tokiai šaliai kaip Lietuva, kurios ekonominė situacija nėra lengva, gresia prarasti kuriam laikui išsilavinusius asmenys, kurie yra šalies augimo pagrindas ne tik ekonominė prasme. Tiesa, tačiau tai yra mūsų vidinė problema, kurią mes patys ir spręsime. O visumoje yra labai gerai, kad bandome šiandien spręsti jaunimui aktualią problemą. Dėkui už dėmesį.